Gerai. Gerai. Tai Galvoju, kad dar dėkui. laikė dabar jau liko rašom. tik 5 minučių, ne? Nu. Jo, čia kažkaip labai reikia susimakaluoti. Sveiki, tinklalaidas prisiskraidėm klausytojai, žiūrovai su naujaisiais metais. Net nežinau, kokie čia metai, kokios žvėries. Gal netiek svarbu. Su Justinas pasakys, jisai mūsų yra astrologas ir visų kitų analitinių gerų žinių žinovas. Sveiki su naujaisiais, Simonai Justinai. Sveiki. Sveiki, gyvi. Kaip gyvenat? Iš kur, žinau, kad Simonas tai iš darbo sveikinas turbūt, nes įtemptas laikas, daug žinių. Iš Lietuvos oro uostų, Justinai, kur esi tu? Nes matau, kad su trumpom rankovėm. Papasakok mūsų klausytam žiūrovam. Keliauji. Jo, aš į Dubajų dabar esu. Čia taip atsidūriau, planavau į Dakarą važiuoti ir nesigavo, o bilietą turėjau, tai va Dubajų savaitėlį. Kodėl nesigavo? Kas čia, kame buvo, koks šį terminas lietuviškai, neskraidant, kaip čia, yra kažkoks liūdnai pagoda lietuviškas atitikmuo. Ne, kažkas, tai žinai, kai nesiseka, koks čia būtų, Ne, bet jo, galima čia būtų kažkaip, bet aš tai šitoje vietoje taip labai paprastai toks dalykas atsitinka gyvenimas. Tai čia gyvenimas atsitinka. Šiaip labai norėjau į tą Dakarą, man 5 metų Dakaras visiškai highlightas, tai dabar kas ten yra labai visiems pavydžiu. Bet gyvenimas, yra kitas posakis, net geriausi planai neatlaiko pirmos mūšio dienos. Taip. O atostogos, žinai, mes jau kalbėjom mūsų podcast'ą ir minėjom ponę Kristiną, kad apie atostogos baigėsi kaip ten tam, kas ten neturi kažko fantazijos pinigų. Šiaip tai beje ne atostogos, kiekvieną dieną taip dirbu po pilną dieną, tai čia tiesiog, kad saulė tiek. Mes tavim didžiuojamės. Bet prieš tai, kaip visada savo klausytojams, su naujaisiais metais taip pat, ačiū, kad esate kartu, prenumeruojate mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausote ten pat ir prenumeruojate mūsų ir toliau, nes niekur nedingom. Ir grįžtam pas jūs naujaisiais metais ir šiandien turim bent keletą žinių, tokių didesnių, kurias apžvelgti planuojame. Ir turbūt tiek Lietuvos padangiai, tiek užsienyje, nes užsienyje tai paskutinės naujienos, mes šiandien įrašinėjame trečiadienį, sausio 10 dieną, tai gal pradėkim nuo artimesnių žinių mūsų sielai ir dūšiai apie Lietuvos oro uostus ir naujienas, vakar dienos naujienas apie ilgalaikį veiklos planą, iki 52 metų ir kurio horizonte, nauji terminalai, milijonai keleivių, 10, 17 ir kaip susisiekimo ministras sakė, atvažiuosim tiesiai po žeme, tiesiai po terminalu. Tai kaip čia bus, Simonai, iš tikrųjų? Tai aišku, sveikinimai pirmiausia su gerom naujienom ir ačiū, kad mūsų tautą palaikai čia, su tiek gerų žinių ir kad viskas einasi gerai. Tai kas čia atsitiko dabar? Ką padarė? Jo, čia šią savaitę iš tikrųjų pereiname iš esmės į viešinimo fazę Lietuvos oro uostų ilgalaikio išvystymo planų. Vakar buvo turbūt toksai pirmasis etapas labiau sufiksuotas į Vilniaus oro uosto plėtrą. Iš tikrųjų, tai tam tikra prasme ir neramu, ir įdomu, ar ne, kaip ir visuomenė priims tam tikrus ateities sprendinius. Tai matom, kad reakcijų buvo šitoj temai visokių. Aišku, kadangi tas pratimas toksai kompleksinis apima ir trumpą laikotarpį, ir labai ilgą laikotarpį, tai visada tas tokios kompleksinės naujienos kartais bus, niekada nežinai, kurie kampai ar ne sulauks didžiausio dėmesio, tai ta prasme tikrai įdomus dalykas. Ir man atrodo, kad šiandien mes savo laidoje turbūt ir galim galbūt ir pažiūrėti į tam tikrus sprendinius ir jūs kaip ir keliautojai, kaip ir specialistai galėsim galbūt ir padiskutuoti tam tikrose vietose, kodėl buvo pasirinktas vienas ar kitas sprendinys, tai manau, kad tai irgi bus labai įdomu. Aišku, pirmiausia... Labai paprastą klausimą turiu. Jo. Aš tai labai klausimą iš karto turiu. Tai, čia aš jau truputį žiūrėjau tą visą studiją, tai čia kažkokie olandai padarė referatą. Aš taip labai grubiai, labai paprastai. Ir koks, ta prasme,
kaip čia referatas, tai aš be jokios neigiamos, kažkokio atspalvio, bet, pridėta daug žodžių, pridėta ten analizių, žmonės, kurie supranta ir tai daro ne pirmą kartą darė. Bet, koks čia kontekstas, koks to tikslas yra? Bet ką su šitu... Kodėl vizija, gal Simonai, papildant, kodėl 52 metai papildami? Tai dėsi šį kontekstą, žinios geros, daug gerų žinių, o gal kažkas čia slepiasi, gal kažkas blogo kažkur slepiasi, kažkokie trūkumai. Kodėl tai yra realu, gerai ir veikia? Tai turbūt pirmas dalykas, ar ne, čia tas lietuviškai vadinasi ilgalaikio išvystymo planai, tai toks, gal čia mes savo žodynę galime naudoti, mes vadinam, tai vadinasi master planai, toksai vadinasi master planavimo procesas. Iš esmės, kodėl jisai žiūri į tokią ganėtinai ilgą perspektyvą, šiuo atveju buvo pasirinkta 30 metų, kas yra tokia įprasta oro uostų planavimo perspektyva, tai yra sudėliojami, tokie iš esmės schematiniai ateities pagrindai, tam, kad trumpalaikiai sprendimai neuždarytų kelio kažkokiems tai ilgalaikiams sprendimams. Turbūt yra pagrindinis šitoje vietoje pratimas. Tai kadangi ypatingai Vilniaus ir Kauno oro uostai Lietuvoje turi infrastruktūros problemų, tai reiškia netinkamus pajėgumus šiai dienai, reikalingi tam tikri ar ne greiti sprendimai, tai kad nepridaryti kažkokių klaidingų greitų sprendimų, tam ir buvo daromas visas šitas pratimas, tam, kad dabartiniai sprendimai gultų į būtent ilgalaikį išvystymo planą. Kad neribotų augimo, turbūt, ką sakai, ar ne? Kad neribotų... Galbūt labiau čia, kad nesatytume to, ką po to reikėtų griauti. Čia tokia gal skambi šitoje vietoje frazė, nes, nepaslaptis, kad dabar galime identifikuoti tam tikrų klaidų, kurios ten, tarkim, ir padarytos ten ir prieš 20 metų, kur galbūt ir susiję yra su dabartiniais kažkokiais apribojimais ar su dabartiniais kažkokiais tai trikdžiais. Tai iš esmės, ar ne, šito proceso turbūt pagrindinis toksai tikslas yra būtent kaip darant trumpo laikotarpio, tas trumpas laikotarpis turbūt kalbam 5-10 metų sprendinius, ar ne, neprikurti to, kas paskui trukdytų ilgalaikiams sprendimams. Šalia to, manau, kad dar turbūt irgi svarbus aspektas yra įvertinti iš tikrųjų, ar reikalingi kažkokie paruošiamieji darbai ar ne esminiai, kaip tarkim plėsti oro uostų teritorijas arba statyti kėlimo topimo takus ir panašiai. Tai čia turbūt ir visas akcentas, matyt, dabar labiausiai yra sukritęs į tas terminalų vizualizacijos, nes jos ir žmonėms įdomiausias ir aišku, keleivių aptarnavimo pajėgumai turbūt labiausiai netitinka šios dienos poreikių, bet turbūt nemažiau svarbi ar net apskritai master planų dalis ir jų siunčiama žinutė yra, kad iš esmės esamų oro uostų infrastruktūroje, Vilniaus, Kauno, Palangos infrastruktūroje artimiausius 30 metų nestatant naujų kėlimo topimo takų, iš esmės neplečiant oro uostų teritorijos, įmanoma užtikrinti visą būsimą skrydžių ir keleivių srautą tose trijose oro uostuose. Tai dabar pirminis tikslas yra 10 milijonų per visam tinkle, ne? Kaip įsivaizduoti, kažkokiam tai yra trumpalaikis ir ilgesnis. Tai dabar 10 milijonų kaip vizija per 3 oro uostus. Jo, tai čia turbūt aš gal skirstyčiau matyti į tokias 3 dalis, ar ne? Vienas, ar ne, svarbiausias turbūt šiai dienai, ar ne, trumpalaikis tikslas yra spręsti esamus iššūkius. Ir tie esami iššūkiai, man atrodo, susiveda tokius 2 dalykus, ar ne? Praeitais metais, baigėsi 23 metai, labai lengva skaičiuoti. Vilniaus oro uoste buvo 4,4 milijono keleivių, kai tie terminalai buvo projektuojami ir testuojami, sakė, kad telpa tai 3, paskui ten buvo kažkaip pakeitimai padaryti, tarsi 3,5. Tai buvo 4,4 milijono keleivių. Tai iš esmės turim nepakankamą infrastruktūrą ir čia labiausiai turbūt dėl koronos ir visų sustabdytų investicijų reikia šitoje vietoje vytis. Lygiai tas pats yra nutikę Kaune, kur irgi terminalas buvo projektuotas 1 milijonui keleivių, 23 metai baigėsi su 1,3 milijono keleivių. Tai čia turbūt tas pagrindinis fokusas yra, kaip išspręsti dabarties iššūkius. Tai dabarties iššūkis, ar ne, kalbant apie Vilniaus oro uostą,
tai ir to paties master plano vertinimu, ar ne, reikia surasti pajėgumų bent jau 7,5 milijono keleivių, tam, kad iki 30 metų, taip grubiai paskaičiavus, užsitikrinti pakankamus pajėgumus, aptarnauti būsimą skrydžių ir keleivių skaičių. Dabar kalbant apie skrydžius, čia vėlgi turbūt svarbi žinutė šitoje vietoje, kad ir tie patys master planai pasakė, kad kilimo tūpimo takų infrastruktūra, riedėjimo takų infrastruktūra iš esmės reikalauja pakankamai nedidelių pertvarkų, bet esminių pertvarkų reikalauja ir esminių statybų reikalauja būtent keleivių terminalai. Tai kitaip tariant, ar ne, į asfaltą ir tos riedėjimo takus, kurie, na, taip, nelabai matomi, didelių, sakykime, taip, investicijų nereikia, bet reikalingi reikalingos būtent pačių terminalų pertvarkas. Taip, jūs gal galim perimti tada tai gal perinam per tą PowerPoint'ą, kurį mes čia planavom, nes turim ribotą laiką, tai... Jo, tai aš gal čia šitoj vietoje labai greitai, ar ne, tai tie tokie, ar ne, plano tikslai, apie vieną pakalbėjau, ar nespręsti esamus iššūkius, tai reiškia neužkirsti kelio antrų žingsnių tolimesniam augimui. Ir trečias turbūt dar toksai elementas, kuris galbūt mažiausiai irgi visuomeniai įdomus yra, kaip esamą žemę įveiklinti, toks lietuviškas gražus žodis yra, ir sukurti galimybių tam pačiam verslui, čia kurtis ir panašiai, nes, nu, iš esmės visi oro uostai turbūt turi ir tos vietos, bent jau kažkiek, kuri ten nebus naudojama keleivių tūpimo terminalams. Tai jeigu dabar taip nusiteikti, ką mes žiūrim, tai mes žiūrim iš esmės į tokį planiuką, kuriame ten kvadračiukai sudėliojama, kur bus terminalas, kur bus ten traukiniukai atvažiuos, kur ten sandėliai bus, kur ten elektros tos saulės elektrinės bus ir panašiai. Teisingai. Ir dabar tas sprendimo etapas yra padarytas taip, ar ne, kad pirmu etapu, ar ne, kad reikia 3 oro uostų pralaidumą padidinti tinkle iki 10 milijonų keleivių. Palangoje iš esmės suplanuotas, ar ne, kad tas reikalingas pajėgumas šiai dienai yra apie 500 milijono keleivių. Realiai tiek yra ir pajėgus oro uostas ten patvarkyti. Kaune iš esmės reikia padvigubinti nuo 1 milijono iki 2 milijonų. Vilniuje... Tai ten iš abiejų pusių. Kaune iš abiejų pusių po tokį blokiuką. Jo, tai iš esmės, jo, tai būtent mes galbūt kažkada atskirai ir apie Kauno ten ilgalaikius išvystymo planus galėsim pakalbėti, bet kalbant apie Kauną tam trumpalaikiam laikotarpyje, tai prieš pat naujus metus pasirašėme jau statybų sutartį, tai kai turbūt įšalas kažkiek pasitrauks, atvažiuos kranas ir pradės statyti, realiai Kauno oro uosto terminalas plėsis į abi pusės, reiškia tiek į kairę, tiek į dešinę, iš kurios pusės važiuosi. Ir realiai ten papildomų kvadratų pagalba ir vidinių pertvarkų pagalba vizualiai atrodys vaizdas panašiai, bet pajėgumai nuo 1 milijono padidės iki 2 milijonų. Dabar Vilniui pajėgumus reikia iš esmės irgi padvigubinti, netgi šiek tiek daugiau. Ir vienas, ar ne, žingsnis šiuo metu jau yra daromas. Dabar, ar ne, pereinam prie to tokį schematinį vaizdą. Kairiai pusėje nuo visos dabartinės terminalų infrastruktūros, čia kas podcastas mūsų klauso, žino, kad yra vadinam tokiam 3 dalim, T1, T2, T3, bet kitaip tariant, visas tas dabartinis terminalų kompleksas, kairiai pusėje yra statomas išvykimo terminalas. Realiai išvykimo terminalas dabar, kuris yra statomas, jisai jau realiai suprojektuotas būtent 7,5 milijono keleivių pajėgumą aptarnauti išvykstančių keleivių. Bet tokia trumpalaikė didžiulė problema yra ta, kad su augančių keleivių srautu išvykstančių keleivių aptarnavimai pajėgumai bus, o atvykimo patirtis niekaip nepasikeis. Mes esam, ar ne, ir savo senuose podcastuose dar labai seniai, ar ne, nagrinėję ir prisimenam Justino analizės ir dalyvavimus diskusijose, pristatymuose visuomeniai. Tai nei kažkaip dabartinė atvykimo koridorių sistema keisis, nei bagažo atsiėmimas kažkur kraustysis iš dabartinės tos stalinistinės erdvės, kuri tenais yra per maža, tamsi, kurioje telpa realiai 3 normalūs išdavimo diržai, kurių yra per mažai ir panašiai. Tai tam siūlomas sprendinys ir čia judėti jau reikia greitai su šitais sprendimais. Tai dešiniai pusiai planuojam pastatyti atvykimo terminalą. Realiai galima taip vadinti schematiškai, tai atrodytų simetriškai.
būtent dabartiniai terminalų struktūrai, kad kairiai turim išvykimą, dešiniai pusėje ar neturim atvykimą. Kas yra atvykimas, tai pagrindinis dalykas yra bagažo atsiėmimo zona, kaip tokia turbūt labiausiai matoma atvykimo funkcija. Čia dar ką reikia turbūt žmonėms paaiškinti, irgi vienas dalykas, kurį čia klausimas sulaukiau, ką vadinam išvykimu, ką vadinam atvykimu. Tai nes įlaipinimo vartai, ar ne, tas vadinamosios airside dalyje, realiai visose dalyse jų bus, bet išvykimu mes laikom tą vietą, kur prasideda kelionė ir ten iš esmės yra čekinas ir saugumo patikra. Atvykimas yra realiai keleivių pasitikimas. Čia dažnai būna turbūt pamiršta, bet pakankamai svarbi funkcija, kad keleivių pasitikimas irgi yra oro uosto funkcija ir keleiviams patiems bagažo atsiėmimas. Su šituo atvykimo terminalo statyba yra numatyta išspręsti klausimą susijusi su būtent atvykimo pačiu flow arba tuo keliu, kuriuo juda keleiviai. Tai reiškia, pasų kontrolė persikeltų iš 3 aukšto į 1 ir iš esmės keleiviams, jeigu jie, tarkim, yra atvežami autobusais, apskritai nereiktų keisti nei vieno aukšto. Jeigu išlipi iš rankovės, tai iš 2 aukšto pereini į 1, pasitikrini pasus ir ten koridorium nueini į naują atvykimo terminalą. Nėra tokio lygių keitimo, kuris dabar toksai ilgas, sudėtingas ir ganėtinai šitoje vietoje komplikuotas. Dabar tada sekantis klausimas yra, tai kaip atrodo ta visa centrinė dalis. Tai šitoje vietoje, ar ne, čia toksai jau grinai visiškai schematinis, ar ne, pavyzdys, kad čia užvadinta T4, T5 terminais, kairiai pusėje išvykimas, dešiniai pusėje atvykimas. Šitoj centriniai vietoj realiai mes tokį darbinį pavadinimą dabar sugalvoję esam vadinamąją centrinę plazą įrengti, kad būtų tokia pereinama erdvė, kur iš esmės susitinka keleivių srautai, yra įrengtos komercinės tam tikros zonos, nes įsivaizduojam, kad tarkim prie tų pačių 7,5 milijono keleivių, tai realiai tai kalbam vis tiek apie 40 kažkur žmonių srautą pikinėmis dienomis, netgi 50 tūkstančių žmonių srautą, tai toksai, pakankamai nemažas srautas. Ir ateityje, čia aišku, Rail Baltica nėra oro uosto projektas, bet pagal Rail Baltica projektą yra numatyta, kad po centrinę dabar stovėjimo aikštelę ateityje atsirastų požeminė Rail Baltica stotis. Tai ta centrinė plaza, jinai iš esmės irgi tarnautų kaip jungtis tarp požeminės stoties ir visų keleivių išvykimo ir atvykimo šitoje vietoje terminalo. Dabar aš šitą vietą noriu paklausti, gal ar įsiterpti, nes čia dabar labai geras yra paveiksliukas ir jame matosi toksai, kaip čia, truputį Frankensteinas, kur T1, T2, T3, T4, T5 ir gal apie tas apribojimus, kas, kaip čia jūsų fantazija ribojo darant. Tai, mano gal keli klausimai. Tai pirmas, kaip suprantu, Rail Baltica ir T1 tas, kad to fasado nei ten nugriauti, nieko tai negalima, nes turbūt natūraliai būtų mintis nuo T4 į dešinę, ten viską pradėti nuo naujo statyti, bet T1 yra nepajudinamas, ne? Tai čia toks jau įkaltas kaip akmuo faktas. Čia nebūtinai šitoje vietoje, kad yra įkaltas faktas. Šitą turbūt atsakymo paieškos, kaip jo konversija galėtų atrodyti, tai bus architektūrinės studijos metu. Nes ką dabar ar ne šitoje vietoje, kas šitoje vietoje padaryta yra, master planų realiai rengimo etape vizualizacijos jos buvo padarytos, prieisim ir prie jų. Bet jos iš esmės labiausiai padarytos tam, kad turėti geresnį įsivaizdavimą, kaip realiau tas vaizdas atrodo, kad vien neapsiriboti kažkokiais šitoje vietoje schematiniais vien tik tai vaizdais. Dabar kalbant apie tą patį T1, tai man atrodo, kad apie ką irgi turi nepamiršti galvoti, tai yra darbų etapiškumas. Nes, jeigu įsivaizduojam ar ne situaciją, kad nėra jokių kažkokių tenais kultūros paveldo ribojimų apskritai vienam ir mes artimiausius kelerius metus net neturim galimybės to T1 nugriauti, nes realiai nėra kur iškraustyti tos pačios atvykimo funkcijos. Vis dėlto, ten kitais ateinančiais metais, 25, turbūt apie 5 milijonus keleivių turės kažkur šitoje vietoje praeiti.
Tai... Nu jo, bet mano klausimas čia apie tą logiką, kodėl šitą toliau daryti šitoje vietoje, pavyzdžiui, ne kitoje tako pusėje, ne? Nu tai ribojantis dalykai yra, kad Rail Baltica ateina ir kad vienas griauti negalima, nu ir tada va, šitus du sudėjus gaunasi va, šitas toksai sumuštinis, iš kur centre yra T1, 2, 3 ir iš abiejų pusių nauji tokie batono riekelės. Ja. Čia turbūt, aš manau, prie kaip tu pavadinai, fantaziją ribojančių veiksnių, turbūt reikia pridėti ir tai, kad vienas iš pagrindinių tų pačių master plano uždavinių buvo atsižvelgti ir į preliminarų investicijų poreikį. Tai reiškia, kad buvo kreipiamas dėmesys, kad tai būtų ekonomiškai rentabilu ir sprendžiami klausimai, kaip galėtų visa šita plėtra būti iš esmės finansuojama. Tai čia turbūt toksai yra dar vienas veiksnys, kad iš esmės preliminariai buvo vertintas ir toks variantas, bet preliminarus skaičiavimas, tarkim, kraustimo visos terminalo infrastruktūros į kitą kilimo ir tūpimo tako pusę, paskaičiuota, kad jo tokio projekto sąmata galėtų būti labai panašiai į naujo oro uosto statybas. Ir dėl įvairių priežasčių, ta pati geležinkelio linija yra vienas iš tokių elementų, nekalbant apie kelių tinklą, nekalbant apie ten parkavimo paslaugas, parkavimo aikšteles arba bet kokius visokius kitus pastatus, kurie šitoje vietoje yra. Tai šitas variantas, iš esmės, jisai reikalauja mažiau žymiai investicijų ir į tai irgi buvo šitoje vietoje kreipiamas dėmesys. Simonai, labai matosi akivaizdu, kad ištekimo išvykimo terminalas suprojektuotas taip paraleliai išilgai, ar ne, tiek peronui, tiek kilimo tūpimų takui. Ar buvo tai kažkokia idėja, ar su mintim, kad būtų gražių vaizdų į taką, ar ne, kaip kai kuriuose oro uostuose mes turim. Čia šitoje vietoje turbūt dar vienas dalykas, ar ne, į ką turbūt irgi kreipiamas dėmesys, tai reiškia, kad iš esmės dar viena brangi sritis yra visa riedėjimo takų ir peronų infrastruktūra, ką mes dabar turim iš esmės pakankamai neblogai išvystyta. Ir čia vienintelis toksai projektas, kuris ir per koroną nebuvo sustabdytas, vadinamasis šiaurinis peronas, kuris yra Vilniaus oro uoste išplėstas ir naujas riedėjimo takas, tas greito riedėjimo takas, kuris irgi prie šitos vietos prisideda. Aš gal šoksiu turbūt tolyn ir čia, ar ne, trumpa turbūt jau apžvalga, ką mes čia kalbėjom, ar ne, čia tokie trumpalaikiai, ar ne, sprendiniai, bet žiūrint į tai, ar ne, kad tie trumpalaikiai sprendiniai leistų įgyvendinti ir ilgalaikius sprendinius. O kas yra tie per ilgalaikiai sprendiniai, tai irgi master planų rengimo etape buvo atlikta simulacija, o tai kiek žmonių, kiek keleivių bus 2052 tais pačiais metais. Tai optimistinių scenarijum vertinant, tai paskaičiuota, kad keleivių srautas turėtų išaugti iki 17 milijonų keleivių. Kas skamba... Kokios čia šalies ekvivalentas būtų, ten, nežinau, per capita, kad įsivaizduot, nes turbūt mes čia laikom, kad ekonomika auga ir mes ten tampam, nežinau, Danija, ne? Čia yra su kažko palyginama. Nes turbūt, jeigu įsižeminam į šitą, tai... Jo, aš dabar neturiu šalies palyginimo, bet kad turbūt, man atrodo, kad turbūt realistiškumo labiausiai nusako faktas, kad agreguotas augimas yra 4,1% per metus. Tai reiškia, kad išdalinus, ar ne, jeigu augimas būtų tolygus, tos 30 metų, tai po 4,1% tas rautas turėtų augti, kas, istorija rodo, kad, man atrodo, 10-20 metų atkarpa buvo berods 8% vidutiniškai išdėliojus. Tai netgi, atsižvelgiant, kad tas augimo greitis bus dvigubai lėtesnis. Ir čia turbūt aš labiau galbūt atsiremčiau į tą patį augimą, būtent išsivysčiusių šalių, jeigu ten pažiūrėtume tą pačią Jungtinę Karalystę, Prancūziją ar ten tą pačią Daniją, ten mes ir dabar rastume, kad tas augimas, man atrodo, svyruoja tarp 3-4%, ten priklauso turbūt nuo šalies, jeigu ilgesnį laikotarpį šitoje vietoje paimtume. Tai čia netgi aš sakyčiau, kad akcentas nėra toks didelis ant to, kad mes čia vien tik tai vejamės, bet labiau turbūt ir augam kaip labiau šitoje vietoje išsivysčiusios šalis. Jo, tai čia turbūt ar net kada tas realiai ilgasis etapas turėtų įsijungti, čia kalbam apie nuo 10 metų nuo dabar.
Ir čia matyti, ar ne, turbūt vizualizacija, kuri labiausiai, ar ne, buvo ir yra šitoje vietoje aptarinėjama. Ir manau, kad čia turbūt svarbus elementas šitoje vietoje yra tie patys įsivaizduojami ar ne, ir planuojami terminai. Tai pirminis etapas yra būtent išlyginti ir pakelti keleivių pralaidumą atvykstantiems keleiviams, realiai iškeliant atvykimo funkciją į naują atvykimo terminalą. Mes taip dabar vertinam, kad per 24 metus turėtume gyveninti būtent architektūrinius sprendinius, kaip architektūra turėtų atrodyti. Dabartiniai šitoj schemai pavizualizuota, bet tai iš esmės stačiakampė dėžė, tai įsivaizduoti tik tai galima turiškumą šitoje vietoje. 25 metai greičiausiai būtų projektavimui, ten griovimo darbams, kaip žinia, dabar ten administracinis pastatas toksai neefektyvus, ten 91 metų statybos jisai ten berods stovi. Ir įsivaizduojant maždaug kaip T4 užtrunka statyba apie 2 metus, tai 27 metų antroje pusėje arba 28 metų pradžioje tas atvykimo terminalas galėtų šitoje vietoje veikti, kas leistų realiai pereiti būtent į centrinės plazos perdarimo darbus. Čia vėlgi turbūt bus architektų darbas iš esmės suderinti ir tos pačius paveldosaugos interesus ir tos funkcijos, kurios būtų reikalingos. Tai taip ar neįsivaizduojant 28 metams ta centrinė plaza galėtų persitvarkyti. Ką Rail Baltica šiai dienai planuoja, kad ta pažeminė stotis ir ta Rail Baltica linija iš Kauno į Vilnių turėtų atkeliauti kažkur apie 2030 metus. Pas mūsų projektas, jis iš esmės nėra priklausomas nuo to, tai ten, jeigu ten kažkas koreguotus ir jų projektuose, tai ten galėtų galbūt tos datos kažkiek ir stumdytis. Kai mes kalbam apie tuos vadinamosius pyrus, ar ne, ir ten į ne Šengeno pusę ir į Šengeno pusę, tai čia turbūt dabar šitos 2 vietos, kurios pažymėtos, kad apie 2040 metus, tai mes čia kalbam apie tą poreikį tuomet, kai reikės didinti palaipsniui pajėgumus būtent iki 13 milijonų keleivių tam pačiam Vilniaus oro uoste. Tai dabar yra Vilniaus oro uoste prieš šitą išvykimo naujo terminalo buvo 6 tilteliai, arba ten tos kaip tuneliai arba rankovės dar vadina. Tai dabar vienas buvo nugriautas, kad pastatyti 2 naujus. Tai dabar bus 5 + 2 = 7. Dabar žiūriu naujose planuose -1, vėl mes turim 6. Ir aš visiškai nematau jokių tiltelių tam atvykimo terminale. Tai mes dabar žiūriu pagal šitus planus iki 2040. Tai ką mes gyvensim realiai tiek tiltelių, kiek buvo 2006, ne? Ne, tai nebūtinai tai reiškia, tai jau būtų pačių ir šito terminalo, atvykimo terminalo projektavimo metu arba tų vadinamųjų papildomų pyrų projektavimo metu šitoje vietoje apspręsta. Čia šiai dienai ar ne yra įvertinta tik tai vieta pati. Bet kad netilps, taip pat žiūrint, ne? Ar tilps? Tilps. Ta prasme, turime ten tolimiausiam tam pačiam Šengeno terminalo pyre. Ne. Ta prasme, 2040, kai čia bus tų tiltelių, tai aš įsivaizduoju. Bet aš bandau susidėlioti tarp 27 ir 40, čia 13 metų nėra šiaip gyvenime toks mažas etapas. Tai kaip mes gyvensim tos 13 metų, bet tame tarpe čia turbūt kažkas gal nieks nebus greunama, nes turbūt tas Šengeno terminalas, tas kur dešiniai viršui, kol jis nepastatytas, to ne Šengeno terminalo nieks nelies, tiesiog nes netilps. Bet kaip mes gyvensim tarp 27 ir 40. Ir čia mano dar klausimas turbūt su tuo susijęs, kad kai tie Olandai nudėliojo, jie ten kažkur mačiau kitam slaidė, man atrodo, yra kainas, dar taip primetė, tai ten turbūt tos kainos irgi, aš nežinau, ar ten tie, tarkim, tilteliai yra didelė suma, bet jeigu fiziškai vietos nėra, tai nėra. Čia neįkiši daugiau, ne? Jo, tai aš manau, kad turbūt šitame etape, kur papildomi rankovės ar tilteliai, kaip vadini, turbūt galėtų atsirasti, tai matyta projektuojant papildomus vartus atvykimo terminale. Bet aišku, čia įsivaizduojam turbūt 2-3 matyt, jie galėtų tilpti, nes atvykimo terminalo to airside pusėje tenais irgi numatyti, kad atsirastų keletas įlaipinimo vartų.
Ir vieni vartai dar bus prarasti, nes lygiai tas pats scenarius, kaip ir su tuo T4, kad padaryti galeriją reikia vieną nugriauti. Tai -1 + 2 geriausiu atveju, ne? Tai realiai bus jau kiek 7, 8. Nu jo, toks tipo mano komentaras. Šiaip, gal čia toks, šiaip galim tada dar gal padiskutuoti apie tai. Gerai, tai čia yra vizija, ne? Aš nežinau, kiek, tarkim, vis tiek tam, kad čia planavo, primetė kiek ten kvadratų per passenger ir panašiai. Dabartinis terminalas, jeigu taip pat palyginti, yra Žalgirio arena, kur visi atvažiuoja iš užsienio ir sako, va čia gerai pasidarė, va čia yra. Viskas taip kaip Odo arena. Ir tada nuvažiuoji, nežinau, į kokią nors Jeep areną ar į kokią nors ten Kalnapilio areną ir žiūrėjau, kas čia padaryta. Tai kokio lygio čia yra užmetimas, kaip tie terminalai atrodys? Ar mes galime įsivaizduoti, kad čia ambicija yra Queen's Terminal T3 Heathrow, ar mes čia įsivaizduojam ambiciją 2 kamerą maždaug pasivyti taip, kaip Rygoje prieš 10 metų buvo, ar ambicija yra, kad būtų kaip Kopenhagoje? Vis tiek turbūt be šito nusistatymo, kokio lygio mes čia statom, neįmanoma tų net žemė užsimesta, ne? Jo, tai kas liečia tos pačius, ar ne, kaip čia, dabar aš neprisimenu to tiksliai termino, bet skaičiuojant, vienas turbūt iš komforto dalykų, ar ne, yra būtent kvadratai tam tikrose zonose, ar ne, kokie yra reikalingi tenais, kad būtų komfortiška prie vartų, kad būtų komfortiška ten saugumo patikroji ir panašiai. Tai visi šitie dalykai yra primesti atitinkant tos tokius, net nežinau, čia vadinti jos pasauliniais standartais, beras ir ta pati IATA yra nustačiusi gerosios praktikos arba komfortiškos praktikos šitoj vietoj standartus. Ką tu turbūt labiausiai sakai, ne šitoj vietoj, tai man atrodo, mes čia kalbam labiau apie tokius, wow efektus ir tą vidaus kokybę, matyt tuos dalykus, ar ne? Ne vien. Žinai, mintis kokia, kad jeigu, pavyzdžiui, nėra vietos jet bridges padaryti, tų tiltelių, tai jeigu nėra, tai nepadarysi. Ir jeigu ambicija buvo, kad jų nebus, čia kaip pavyzdys, ne, aš nežinau, kokie ten kiti dalykai yra, ten kokie nors automatiniai tie, kur juda takelis, pavyzdžiui, čia irgi wow dalykai, bet ar ten kelių aukštų arrivals ir departures skirtingose lygiuose, čia panašu viskas, kad ir vieno aukšto yra sudėliojama, ne, ten, pavyzdžiui, atvykimo, išvykimo keliai, kiek čia pačia gal nenumatyta. Tai aš suprantu, kad, suplanuoti viską, čia kaip ir, pavyzdžiui, kad nėra tų tiltelių va šitoj vizulkiai, bet tai nereiškia, kad jų nebus. Bet jeigu vietos palieki, tai tada gali padaryti, o jeigu nepalieki, tai kai kurios dalykus, kaip kalbėjom, nuo pat pradžių. Jeigu neužsibrėži pakankamai ambicingai, tai ir nebepadarysi po to, kaip dabar su tais pasų pasų tikrinimu 3 aukšte. Kažkada suplanavo šudinai, taip ir dabar gyvenam iki 27 mažiausiai. Jo, tai aš gal nevyniosiu į vatą, ta prasme, ir tavo atsakyti taip tiesiai, ar ne klausimą, ar ambicija yra padaryti Singapūrą arba Dohą, tai ne. Ar ambicija buvo užsibrėžta padaryti ten Kopenhagą ar Müncheną keleivių komforto prasme, tai taip. Tęsia mūsų tada mintį apie čia mes truputį padarėm techninę tokią sustojimą, techninį iš trečiadienio į penktadienį. 2 dienų sustojimą techninį padarėm. 2, kartais būna, taip nenumatyti. Justino aplinka pasikeitė, man atrodo, barzda sutrumpėjo biškį. Marškiniai nauji, visa kita, gyvenimas gerėja. Tai tęskime mūsų pokalbį apie T2, T3 terminalą, jūs turėjai mintį ir tada eisim pabaigą apie plėtrą. Jo, mano klausimas buvo, dabar jeigu žiūrim į tą kairiau, ne Šengeno terminalą, kuris irgi parašyta 2040 bus, ir jisai ten toks zombis. Tai bet mano klausimas yra, ir čia mintis, ar čia tikrai reikia tokio zombio, ar negalima padaryti tokio kaip dešiniai. Ir kiek čia vietos užmesta tam, kokia čia yra mintis. Ir to pačiu dar, ar tas ne Šengeno ir Šengeno, jie abu bus statomi vienu metu. Tai čia kelis klausimus sudėjau vieną. Bet čia tas labiausiai kliūnantis dalykas, kaip yra tas ne Šengeno terminalas.
kur dar prilipytas ten toksai daiktas ant galo. Jo, čia turbūt labai geri tavo klausimai ir pastebėjimai. Čia mano šitoje skaidrėje prie ne Schengeno terminalas ir Schengeno terminalas prie abiejų parašyta skaičius 2040, bet jis toks yra ypatingai apytikslis šitoje vietoje, gal labiau fokusas į tai, kad tai yra, na, vadinkim taip, jau to tokio antrojo etapo darbai šitoje vietoje. Nes dabar jeigu pakalbėti truputį apie visą eiliškumą, kaip žinia dabar ar ne, T4 terminalas dabar yra statomas, kas po to iš karto atidarius jį suplanuota viso realiai T2 ir dalies T3 vidaus pertvarka. Ta vidaus pertvarka, tai tokia esminė ir didelė, ten apskritai pasikeisti turėtų kardinaliai viskas, realiai ten turbūt tik tai išorė šitoje vietoje nepasikeistų. Sekantis žingsnis yra būtent atvykimo terminalas, aišku, ten tam tikrie procesai eina paraleliai. Po atvykimo terminalo einam į šitą centrinę plazą ir prie centrinės plazos jau kada ten bebūtų Rail Baltica, net šitoje vietoje integruojasi. Dabar šitie abu pyrsai vadinamieji, tiek ne Schengeno, tiek Schengeno pusėje, čia jau yra labai tokie darbai priklausantis būtent nuo keleivių srautų augimo, nes ką mes šitoje vietoje turim papildomus vartus. Tai faktas, kad tų pyrsų išplėtimas leistų ir tą patį rankovių skaičių čia šitose vietose abiejose padidinti. Ir vėlgi grįžtam prie tos pačios minties, kad čia nėra architektūrinis sprendinys, čia labiau yra eskizas parodant į kurią pusę. Tai tikėtina, kad galbūt ir tas vaizdas jisai būtų stipriai kitoks abiejų šitų dalių. Noriu tikėti, kad ir būtų stipriai kitoks. Nu gerai, tai tipo čia kaip realybėje bus neaišku, bet vietos užmesta ir dar tą nešiandieną galima pažiūrėti. O kitam slaide dar buvo kur bendras planas, aš ten taip truputį žiūrėjau ir čia gerai matosi. Kitoj tako pusėje ten primėtyta visokių zonų, o kas ten tose zonose bus? Jo, tai bendras turbūt principas viso teritorijos išdėstymą matyti, aš gal pradėčiau nuo ko mes ir kalbėjom, ar ne, kalbėjom labiausiai apie šitą dalį, apie visą šitą terminalo dalį. Čia yra perspektyvoje ir jau ne pačioje oro uosto teritorijoje numatyta ir dar viena perspektyvinė gatvė tiesiai nuo Ikėjos, kad būtų galima atvažiuoti. Čia suplanuotas ir dar vienas viadukas per geležinkelį jau toliau nuo dabartinio, jeigu taip žiūrėtume nuo miesto pusės. Tai iš esmės pagrindinė mintis yra ta, kad su augančiu keleivių srautu visą šitą dalį dedikuoti pilnai vien tik tai keleivių atvykimui ir keleivių išvykimui, nes kaip žinia dabar realiai tomis pačiomis gatvėmis naudojasi ir sunkusis transportas ir vyksta krovinių vežimas į patį oro uostą, galų gale ten duty free prekės tiekiamas ir kas ne, ypatingai dar kai vykdomas kažkokios statybos, netgi sunkuoju transportu yra pakankamai užkrauta. Tai mintis yra, kad visas aptarnaujantis transportas, visas krovinių srautas judėtų labiau čia šitam paveiksliuke šiuo atveju labiau į dešinę, vadinkim taip. Ir šitoj tako pusėje dar yra numatyta vietų, kur dabar tik kažkokie kiti ten pastatai nenaudojami turėtų atsirasti daugiau ir sklypų, krovinių ir lėktuvų remonto infrastruktūros statyboms. Ir dar čia numatyta, kad čia prie tvaros bendrai aviacijai galėtų peronas išsiplėsti, ten galbūt ir su kažkokiais angarais, pati vieta, su atskiru įvažiavimu, galbūt į pačią oro uosto teritoriją ir taip toliau. Dabar kas liečia kitą tako pusę, tai kol kas turbūt tokį artimą projektą turim suplanavę vieną, kad šitoj teritorijoje, kuri irgi perspektyvai buvo įvertinta, kad nelabai turi kažkokio tai potencialo tai pačiai tiesioginiai aviacijos veiklai, pastatyti saulės jėgainės su tam tikrom ir baterijom kaupti šitoje vietoje energijos. Kas liečia pačią jau rytinę dalį, šitam paveiksliuke viršutinę ar ne dalį, tai ten greičiausiai kažkokios logistikos paslaugos galėtų šitoje vietoje plėstis. Matom, kad kažkada perspektyvoje numatyta vieta, kad galėtų čia atsirasti ir lėktuvų stovėjimo peronas. Čia padaryta labiausiai galvojant apie karinio mobilumo poreikį. Dabar, kaip žinia, vis daugėja tų karinių movementų, karinių skrydžių.
kol kas jie irgi yra sutalpinami tam pačiam ar ne civiliniam perone, vadinkim taip, tai ateityje galbūt tie lėktuvai galėtų išsikraustyti į kitą tako pusę. Esant dideliam srautui, galbūt ir galėtų riedėjimo takas būti kitoj pusėje. Vėlgi labiau su ta dedikacija, kad jeigu mes žiūrim perspektyvoje į 13 milijonų keleivių, tai nors atrodo čia tokio didelės plėtros ar nedidelės aikštelių plėtros čia šitoje vietoje nėra, kas keleiviams skirta, bet realiai būtų, kaip čia pasakyti, išvalyta nuo visų kitų paskirčių ta vieta ir kad būtų dedikuota grinai šitoje vietoje keleiviniams lėktuvams. O ten, kur yra VIP terminalas dabar, aš dabar žiūriu ir galvoju, tas pieras yra, tas antras pieras dešiniai pusėje, o nesvarstat kairiai pusėje palei tą tvorą padaryti. Ir Jo, čia turbūt apie šitą vietą turbūt labiausiai. Vėl nugriauti VIP antrą kartą, bet jau kadangi jau praktikos yra, tai čia vieną kartą nugriauvus galima ir antrą kartą, ne? Tai vienas turbūt iš aspektų, ar ne, ir tose pačiose master planuose dėliojant, kad būtų kaip įmanoma geresnis bet kokio sprendinio atsiperkamumas. Tai reiškia, kad gauti kaip įmanoma maksimaliai naudos, įmerkus kuo mažiau pinigų. Šito sprendinio dabar šitoje vietoje nėra, labiausiai galvojant apie tai, kad ten papildomos vietos atsirasti santykinai galėtų nedaug, bet tai kainuotų pakankamai šitas elementas daug. Tai kol kas yra numatyta, kad VIP terminalas su visų konferencijų centru kol kas lieka šitoje vietoje. Ir matyt grįžti prie tokio sprendinio turbūt reikėtų labiausiai galvojant, iš tikrųjų, jeigu tas srautas augtų greičiau negu netgi tie iki tų 13 milijonų, kaip dabar projektuojama tais scenarijais. Dar keletą turiu temų, prisiminiau. Viena iš temų yra, o tai kaip ta Rail Baltica atves po jau esamais pastatais? Taigi jau pastatyta yra, ir ten ta plaza, tai tas traukinys ten po ją atvažiuoja kažkaip. Kiek man pati traukinio linija ir pati stotis nebūtų po ją visiškai, jinai labiau būtų po stovėjimo aikštelėmis dabartinėmis. Čia turbūt vienas toksai dalykas. Pats išėjimas galbūt galėtų būti ten. Ten suplanuota ta požeminė stotis iš tikrųjų ganėtinai didelė, kaip ir visos didžiosios Rail Baltica stotys. Yra planuojama, kad vienas iš peronų netgi primtų tos vadinamosios ilguosius 400 metrų traukinius. Tai jeigu taip įsivaizduojam, tai per visą ilgį, tai čia realiai traukinio ilgis vien galėtų būti nuo dabartinio išvykimo terminalo pradžios iki atvykimo terminalo pabaigos. Ten kažkur grubiai taip ir yra. Taip ir yra 400 metrų. Labiau ta Rail Baltica stotis po dabartinėmis stovėjimo aikštelėmis. Kiek man žinoma, ten dar bus sprendžiama ir daromi ir grinto tyrimai, ar tai būtų galima padaryti uždaruoju būdu pastatyti, tai reiškia vien tik rausiant iš kažkur, tai reiktų atviruoju būdu, bet tenais irgi numatytos suprantu technologijos, kurios leidžia ir atskirais etapais tos dalykus padaryti. Tai ta iš esmės ta geležinkelio linija, jinai kažkurioje ten vietoje ties dabartiniu parkin viešbučiu, kad žinot, ten įlystų iš esmės į žemę ir jau pati stotis būtų po žeme, bet jinai labiau po dabartinėmis stovėjimo aikštelėmis, ne konkrečiai po pastatais. Gerai, tai kuriais metais jau nereikės, tokį, kaip čia vieną skaičių, kuriais metais nereikės į trečią aukštą ir atgal eiti pasų, grįžus ten 1 valandą nakties iš Londono. Aš norėčiau, kad tai būtų 27 metais. Jeigu reikėtų lažinti, sakyčiau, saugiai, tai turbūt 28 metų pradžioj. Gerai. Kadangi šitoje vietoje, kadangi garsas turbūt Dubajui skiriasi, tai turbūt čia mūsų žiūrovai labai nepysant mūsų. Šitoje vietoje gal ir priparkuokim mūsų šitą temą, nes be abejo dar matysim, kaip čia viskas plėtojasi, į kurią pusę ir grįšim ties oro uosto plėtra dar ir kitose epizoduose. Tai Simonai, ačiū, kad pasidalinai ir vaizdinę, ir šiaip tokia gyva medžiaga. Visai pasibaigiant mūsų epizodui, gal apžvelkim, kas dar vyko praėjusią savaitę iš tokių ne visai standartinių įvykių aviacijos padangėje. Ir aišku, Alaska Airlines nuskambėjo per visas medijas, ar ne, kai dalis korpuso ir langų, ar ne, iškrito.
ir lėktuvas nusileido bene iš 5 kilometrų aukščio, ar ne, per 20 minučių į Portlando oro uostą. Ką sako šis įvykis, ar ne, ir ar tai yra dar viena nesėkmė Maksams ir AOL, ir ką pamoko šitą istoriją, be to, kad stebėjomės turbūt puikių įgulos darbų ir saugumo instrukcijom. Simonai, kaip tau atrodė šitas įvykis? Nu, čia turbūt pavyzdys, kad 737, kai esi labai nelaimingas ir nesėkmingas, tai prie tavęs viskas limpa. Čia man irgi atrodo tenas viena berods kažkurio iš analitiko ar to paties Lyham autoriaus gerai išfiksuota buvo, kad nors mes čia linksniuojame tą Max pavadinimą, tarsi būtų Maxo dizainas kažkom blogas, bet nu, čia reikėtų suprasti, kad iš esmės yra labiau quality control problema. Ar jinai būtų pas patį Boeingą, ar dabar čia taip vis linksniuojamas tas pavadinimas tos korpusus gamina tokia kompanija Spirit Aero, berods vadinasi. Tai čia greičiausiai nereikėtų sureikšminti, kad čia yra dizaino problema, labiau panašu, kad skamba kaip quality problema. Bet jo, įvykis iš tikrųjų įspūdingas ir šiais visais telefonų laikais įspūdinga matyti, ar ne, video ir nuotraukas, kaip skrydžio metu dalis durys, net ne durys, bet visas lėktuvo šono blokas su visų langų išskrenda lauk. Laimė niekas įsėdėjo šalia, o laimė, kurie sėdėjo šiek tiek toliau, buvo prisegę saugos diržus. Tai tokia irgi pamoka matyti mums visiems, kad tuo metu, kai sėdėm, saugos diržus, jeigu mums jie netrukdo eiti į tualetą, tai geriau laikyti prisisėdus, nes nežinai, kas geriau laikyti prisisegus, nes nežinai, kas iš to vietoje gali nutikti. Tai man atrodo, kad šita metų pradžia bendrai aviacija ir du tokie nesusiję įvykiai visiškai, bet du tokie rezonansas sulaukė įvykiai iš tos iškritęs lėktuvo šonas ir prieš tai buvęs Japonijoje lėktuvo susidūrimas, kai A350 realiai nunešė ir ištaškė ant tako stovėjusi Dash lėktuvą, parodo, kad tarsi patvirtina tam tikrų saugumo procedūrų, saugumo taisyklių būtinumą, ar ne? Tai jeigu šitas iškritusios durys parodė, kad verta iš tikrųjų būti prisisegus saugos diržus visą laiką, kai sėdit, toks iliustratyvus pavyzdys, kas gali būti, jeigu nebūsit prisisegę. O turbūt tas Japonijos oro linijų atvejais kitas dvi taisyklės mums patvirtina, kad jos yra reikalingos. Tai viena, kad tamsiu paros metu, kai lėktuvas kyla ar leidžiasi, išjungia lėktuvės salone šviesą, tam, kad iš tikrųjų iš vienos pusės ir gelbėtojai matytų, kas dedasi lėktuve, bet labiau turbūt ir patys keleiviai ir įgulos nariai, kad mūsų akis būtų pripratusios prie tos pačios šviesos, kuri yra lauke, ir galėtume lengviau susiorientuoti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tamsiam lėktuve turbūt lengviau pamatyti, kad iš išorės lėktuvas dega ir čia turbūt reikia ruoštis kažkokiai evakuacijai. O antras dalykas, čia turbūt ir susijęs su Japonijos ir kultūrinis visas dalykas, jų gebėjimas suprasti ir klausytis instrukcijų rodo, kad reikia evakuotis ramiai, reikia negrėbti savo lagaminų, eiti kaip įmanoma, gelbėtis pačiam, negalvoti apie savo ten daiktus, kur ten juos kažkokius esi padėjęs, ir jeigu visi tų instrukcijų laikosi, netgi ganėtinai įspūdinga, kad taip visiškai atvira liepsna per keliolika minučių sudegęs lėktuvas, iš jo visi sugebėjo išlipti ir netgi netenka skaityti, kad kažkokios tai didesnės netgi traumos būtų patyrę ar keleiviai, ar įgulos nariai. Taip, Justina, ar visada prisisegęs esi saugos diržo, kai skrendi? Beje, stengiuosi taip, dėl to, kad prieš kelis metus Southwest buvo panaši situacija, kur irgi avarinės duris, man atrodo, išnešė. Ir lygiai taip pat dėl to, kad žmonės buvo prisisegę, žmonės išgyveno. Tai va, telefonai išskrido, dar kažkas išskrido, bet, man atrodo, čia nėra geresnių pavyzdžių įtikinančių. Tai man tai šiaip apskritai, aš noriu dar čia tai pasakyti, ant kiek visgi aviacija yra saugi, ta prasme, išnešė vidury dangaus panelę visą ir lėktuvas tau sėkmingai nusileido, kažkada buvo, galim gal užvesti tą Aloha 737 kabrioletą, kur ten irgi pusę stogo nunešė lėktuvą ir lėktuvas tau sėkmingai nusileido, ten lėktuvas per 20 minučių sudega ir vis tiek visi spėjo iš jo išsigelbėti. Tai kad kitose industrijose taip saugiai viską darytų kaip aviacija. Tai
Būtų pasaulis gražesnis turbūt. Tikrai taip. Turbūt šiandien ir baigim čia mūsų tinklalaidę šitam epizode, 11-ame Bravo prisiskraidėme epizode. Susitiksim visai netrukus. Kaip visada, ačiū, kad klausėte, komentuojate ir prenumeruojate mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausotės ten pat. Klauskit, komentuokit ir netrukus susitiksim. Likit sveiki. Aš žiūriu, Justinas čia mūsų antrojo laidos daryti tarsi kokį kazino persikraustė, bet panašu, taip, Dubajai turbūt pusė objektų atrodo taip, kaip Lietuvoje atrodytų kazino. Jeigu nedaugiau negu pusė, ar ne? Eisiu ant raudonos pastatysiu. Tai, o jums daug laimės? O Dubajai nėra kazino, tai ką, laimingai visiems.